Sveiki, su jumis Ralės žinios ir aš, Emilija Jefimovaitė. Antradienis buvo arbatos diena. Už parašytą kalėdinį laiškutį gimnazistai gavo arbatos. Sveiki! Ar patiko mūsų organizuojamas arbadienis? Tikrai labai patiko su žmonėm, matyti tiek žmonių, kad susirinkė, kadangi švenčiu arbatą, tai nieką ir mačiau, bet tai tikrai buvo labai faina. Gerima arbata buvo labai skanu. Ar norėtumėte, kad būtų dažniau organizuojamos tokios akcijos mūsų mokykloje? Tikrai taip. Tai būtų labai faina. Ačiū Jums. Trečiadienį į mūsų mokyklą buvo atvykę skautai ir atvežė Betliejaus ugnį, plačiau Ralio puslapyje. Praėjusį šeštadienį gimnazijos pirmokai su savo auklėtomis keliavo į Latviją. Pasidomėkime, kokie jų įspūdžiai. Tai sveikos. Ar pirmą kartą lankėtės kalėdinėje Rygoje? Ne pirmą. Ne pirmą kartą jau buvome apsilankę. Kas labiausiai įsiminė? Čiuožinėjimas gal keliai. Taip, čiuožinėjimas ir eglutės, labai gražu viskas papuošta. Ar norėtumėte tokių ekskursijų dažniau? Tai be abejo labai norėtume. Buvo labai smagu. Labai fainai jau buvo. Pirmadienį vyko adventinis vakaras. Jame dalyvavo ne tik mokiniai ir buvusios mokytojos, tačiau ir garbus svečias iš Vilniaus dominikonas Bernardas Virbickas. Shoot it up straight to the heart, please. I don't really know what's good for me. God said, I said, baby, that's alright with me. No one's gonna take my soul away. I'm living like Jim Morrison. Sveiki, labai džiugu, kad atkeliavote net iš Vilniaus. Ir norėjau jūsų paklausti. Kaip manote, kas labiausiai pasikeitė nuo jūsų vaikystės kalėdų ir nuo dabarties kalėdų? Tai tikrai vienareikšmiškai labiausiai turbūt pasikeitė klimatas, nes tikrai visi matom kiekvienais metais to sniego vis mažiau, visi ilgimės to sniego. Gal galima sakyti, kad žmonių truputėlį bažnyčioje mažėja, tai reiškia, kad žmonės tikėtina, kad vis labiau pasineria į tą tokį šurmulį, tas dovanas, tą tokį bėgimą, bet pameta dažnai galbūt tą esmę, kas tai yra tos kalėdos, kad tai yra Jėzaus Kristaus gimtadienis, kuris pirmiausia yra švenčiamas bernelių mišiomis bažnyčioje. Tai, kadangi nesu labai senas, tai tų pokyčių netiek daug ir matau, tai tokio gal keletas tokių smulkmenų. Na ir ko palinkėtumėt mūsų gimnazijos bendruomeniai artėjančių švenčių progą? Noriu palinkėti iš tikrųjų, kaip ir sakiau, kalėdinio vakaro metu, kad visi, pirmiausia, ką reikia padaryti, reikia pasimelsti. Ir kiekvienam asmeniškai reikia bent keletą minučių skirti maldą. Nes kalėdų esmė tai yra, kad Dievas yra su mumis, Emanuelis. Tai, o kaip mes tą galime išgyventi, kaip mes tą galime patirti, žinoma, ir dovanos, ir bendrystė, ir bendravimas, visi daugybė dalykų. Bet esminis, bazinis dalykas, tai tas mūsų pokalbis su tuo Emanueliu, su Jėzumi Kristumi, kurio gimtadienį švenčiame. Reikia pasikalbėti su jubiliatu, čia esmė. Tai linkiu šito visiems. Dėkui Jums. Mokykloje apsilankė buvęs mokinys Algirdas Miliūnas ir papasakojo apie savo studijas užsienyje. Sveikas Algirdai, ir vėl lankaisi pas mus Ralio žiniose, kaip visi žinome įstojo į Angliją. Kas pasikeitė per šį laikotarpį trumpą? Sveiki visi. Na, iš tiesų pasikeitė nemažai. Viena tai, kad reikėjo persiorientuoti į naują aplinką. Tai iš tiesų didelis skirtumas nuo Lietuvos, nuo šios mokyklos. Viena yra tai, kad labai daug jau pačiam reikia mokytis, o ne mokytojai tave verčia. Tai iš tiesų didelis iššūkis yra patys save priversti, bet visa aplinka, daug kultūrų vienoje vietoje tiesiog pakelia
tave ir norisi net stengtis, labai stengtis. Ir jo labiau, kai pakliuvau iš tiesų į tikrai gerą universitetą, tai pasistengti tikrai labai norisi. Dabar jau praėjo tas adaptacinis laikotarpis, jau pratai universitete. Ar įsiliejai kokias nors veiklas per šį laikotarpį? Žinoma, priklausau mūsų fakulteto informatikų bendruomeniai. Taip pat sportuot pradėjau lankyti jiu-jitsu. Tai va, kaip matote, džemperį dar turiu. Ir iš tiesų yra daug papildomų veiklų, tai karts nuo karto visokių mūgių, visokių užsiėmimų bendrų ir iš kitų bendruomenių, tai stengiuosi kuo daugiau įsilieti. Labai daug kas dėstytojai ir antrakursiai, trečiakursiai sako, pirmais metais kuo daugiau pasistengti visko patirti. Tai tą ir stengiuosi daryti. Ar susiradai draugų? Tai žinoma, ir iš daug kur, Britų labai daug, ir iš Lenkijos, Bulgarijos, Vokietijos, net iš Rusijos yra labai daug žmonių. Sakau, tenai, kai mūsų kurse beveik 200 žmonių, tai draugų beveik neįmanoma neturėti. Labai smagu, kad pas mus čia atvykai. Tikimės, kad vėl apsilankysi kitą kartą ir susitiksime vėl ralio žiniose. Taip. Sėkmės jums. Dėkui tau. Dėkui. Šiandien buvo įvertintos ir išrinktos gražiausios klasės. Nuotraukas galite pamatyti mokyklos Facebook puslapyje. Su jumis buvo ralio žinios. Linkime gražių švenčių!